šventės dalyviai. Noriu pasidžiaugti gausių būrių susirinkusių į neįprastą posėdžių dieną, šeštadienį. Ir pats posėdis šiandien neįprastas, o iškilmingas. Ypatingas šio posėdžio svečias ir net ne svečias, o tiesioginis dalyvis. Ketvirtadienį šioje pačioje posėdžių salėje praktiškai vienbalsiai Ukmergės rajono garbės pilietė pripažinta muzikos mokytoja gerbiama Jūratė Martinkutė. Taip pat dalyvauja Jūratės Martinkutės gausi palaikymo komanda, kolegos, mokiniai, vadovaujamų meno kolektyvų atstovai. Iškilmingame tarybos posėdėje šiandien taip pat dalyvauja Ukmergės miesto tarptautinių partnerių delegacijos iš Latvijos, Lenkijos, Vokietijos, Baltarusijos. Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė. Lietuvos Respublikos Seimo narys Kazys Grybauskas. Ukmergės rajono savivaldybės vadovai, tarybos nariai, savivaldybės administracijos skyrių vedėjai, rajono spaudos atstovai. Pristatyti garbės piliečio nominaciją ir tarti keli žodžius apie garbės pilietę norėčiau iš tribūnos. Ukmergės rajono garbės piliečio vardas suteikiamas Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiams už ypatingus nuopelnus ir pastangas bei išskirtinį indėlį Ukmergės rajono mokslo, švietimo, kultūros, sporto, ekonomikos, socialinio vystymo bei kitas sritis ir aktyvią visuomeninę veiklą. Ukmergės rajono garbės piliečio vardas pradėtas teikti nuo 2011 metų ir į garbės piliečio knygą kasmet įrašoma vis nauja pavardė. Džiugu, kad šiais metais šalia garbių ir mūsų rajonai nusipelniusių Alfonso Bernoto, Zigmo Sinkevičiaus, Vygaudo Ušacko pavardžių bus įrašyta Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos muzikos mokytojos, ekspertės Jūratės Martinkutės pavardė. Turbūt negalėčiau įvardinti visų jos nuopelnų ir darbų, kurių gausa iš tiesų stebina. Tačiau abejoju, kad Ukmergėje atsirastų žmonių, kurie negirdėjusių Jūratės Martinkutės ar jos auklėtinių atliekamos muzikos. Šis apdovanojimas man asmeniškai yra labai malonus, kadangi Jūratė Martinkutė buvo mano muzikos mokytoja bei choro vadovė. Džiaugiuosi, kad mūsų krašte yra tokių patriotų, kurių noras puoselėti tradicijas ir skatinti lietuvybę tiesiog užkrečia kitus, kurių mokėjimas sutelkti įvairaus amžiaus žmonės žavi, kurių nuveikti darbai ir kasdieniai veikla stebina, žinant, kad paroje yra tik 24 valandos. Jūratės Martinkutės kandidatūrą Ukmergės rajono garbės piliečio vardo suteikimo komisijai pateikė Antano Smetonos gimnazija. Žodį norėčiau suteikti gimnazijos direktoriui Adolfui Girdžiūnai. Labadiena, gerbiami Seimo nariai, tarybos nariai, svečiai. Iš tikrųjų, Smetonos gimnazijos vardu mums buvo didžiulė garbė teikti Jūratės kandidatūrą šitam garbingam apdovanojimui ir mes džiaugiamės, kad jie yra dirbai kartu su mumis. Iš tikrųjų, išvardinti jos visus nuopelnus čia užtruktų labai ilgai, bet jie buvo daug kartų viešinti spaudoje ir dar labiau jūs matot jos veiklą realybėje, kai vyksta renginiai. Aš norėčiau paminėti keletą tokių gerų, įdomių jos veiklos nuopelnų, kad visi prisimintume ilgam. Pirmiausia, Jūratė Martinkutė yra nuostabi muzikos mokytoja. Ir nebereikalo buvo išrinkta metų mokytoja 8 metais. Jūratė Martinkutė yra Smetonos gimnazijos mišraus jaunimo choro vadovė. Nes šitas choras visada dalyvauja Lietuvos moksleivių šventėse, suaugusių šventėse ir iš tikrųjų labai gražiai atstovauja rajoną. Jūratė yra
vokalinio ansamblio Klasika vadovė. Šitas ansamblis išmaišė tikriausiai pusę pasaulio ir visada scenose garsino gal Ukmergės vardą. Jūratė Martinkutė yra ilgametė Dagilėlio vadovė. Su šito Dagilėlio veikla tikriausiai yra susijusi labai daugelio ukmergiškių gyvenimo etapai. Nes kiek gražių renginių organizavo, kiek šokių pravedė. Ir daugelis Ukmergės kartų galėtų jai pasakyti ačiū už išmokintą gražią dainą ir gražų šokį. Buvo džiugu, kai Jūratė 2012 metais buvo apdovanota už geriausią Ukmergės kultūros darbuotoją. Tai reiškia, kad ji ne tik mokytojai kelia Ukmergės kultūrą. Už daugelį gražių tautinių vakaronių, kurias suorganizavo gimnazijoje, suorganizavo rajone, jie yra tikrai dėkingi ukmergiškiai, kurie čia gyvena. Ir nors ji nekartą yra sakiusi, kad gimė tik gražiam Trakų rajone, bet 28 metus jau dirba čia ir mes galim tikrai didžiuotis, kad Jūratė yra su mumis. Na ir labiausiai reikėtų paminėti vieną skaičių. Per jos kūrybinę karjerą suorganizuota virš 600 koncertų ir pelnyta daugybė nuopelnų. Bet ko gero svarbiausia dar yra tai, kad ji puoselėja ir saugoja tautinės tradicijas mūsų rajone, puoselėja autentišką aukštaičių krašto žmonių folklorą, na ir dar stengiasi įdėti mokiniams, mokytojams, kaimynams, pažįstamiems ir visiems aplinkė esantiems žmonėms meilę lietuviškai dainai ir pasididžiavimų Ukmergės kraštų. Ir jei visą tai sekasi, manau, kad Jūratė yra tikrai nusipelniusi šito vardo. Metų gegužės 29 dieną Ukmergės rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą numeris 7/134 dėl Ukmergės rajono garbės piliečio vardo suteikimo. Vadovaudamosi Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 28 dienos sprendimu numeris 7/305 patvirtintais Ukmergės rajono garbės piliečio vardo suteikimo nuostatais ir atsižvelgdama į Ukmergės rajono garbės piliečio vardo suteikimo komisijos 2014 m. balandžio 29 dienos nutarimą, posėdžio protokolas numeris 1, Ukmergės rajono savivaldybės taryba nusprendžia suteikti Ukmergės rajono garbės piliečio vardą Jūratei Martinkutei už ugdymo inovacijas, aktyvų mokinių kultūros, patriotiškumo ugdymą, saviraiškos galimybių plėtrą, Ukmergės vardo garsinimą per vadovaujamus kolektyvus. Savivaldybės meras Vidas Toknys. Dėžutė.